Pristatau tyrimo dalyvius. Pirma grupė – žiurkės, kurios reguliariai valgė žiurkėms subalansuotą ir sveiką maistą. Antra grupė – žiurkės, kurios valgė tik riebų maistą. Trečia, kuri valgė kasdien sveiką maistą, bet 3 kartus per savaitę gaudavo trumpam paėsti riebaus maisto. O ketvirta – riebaus maisto trumpam gaudavo kasdien. Dviejose paskutinėse grupėse buvo imituojamas persivalgymo priepuolis. Angliškai vartojamas terminas binge eating. Tada pusei žiurkių buvo keliamas nuolatinis stresas, kitai pusei ne. Nuolatinį stresą patiriančios grupės suvartojo mažiau kalorijų nepriklausomai nuo kitų sąlygų, net tos, kurios galėjo persivalgyti riebaus maisto. Tačiau persivalgančios žiurkės patyrė medžiagų apykaitos sutrikimą, dėl kurio ėmė kauptis riebalai ir sutriko gliukozės pusiausvyra. Tokio pokyčio nebuvo galima paaiškinti vien tik kalorijų kiekiu. Be to, riebaus maisto persivalgančios žiurkės ėmė keisti aktyvų streso valdymo elgesį, jų atveju žaidimą ar švarinimąsi, į pasyvų. Ypač tos, kuriam buvo sukeliamas papildomas stresas. Tyrėjai teigia, jog taip formuojasi palankios sąlygos su stresu siejamam sutrikimam, pavyzdžiui, depresijai. Kitų tyrimų rezultatai rodo, jog stresas slopina su maisto medžiagų ir energijos balansu siejamą valgymo mechanizmą, tai yra noro valgyti dėl alkio, tačiau neslopina hedonistinio valgymo mechanizmo, noro valgyti dėl malonumo. Ką belieka pridurti? Neslopinkit streso maistu, valgykit kaloringą maistą tik tada, kai esat ramūs. Skanaus, taikos ir ramybės.